Žinot, kai Dievas duoda jums svajones, jūs kartais išsigastat jų. Tos svajonės būna tokios nerealios, tokios didingos. Ir jūs išsigastat jų. Jūs nepasitikit savim, bet labiausiai žinot ką, jūs įžeidėt ką? Dievą. Nes Dievas davė jums tas svajones. Jis davė jums jas todėl, kad nori jūs išbandyti. Svajonės tai yra tas, ką tu užsakai iš visatos. Ir jeigu jūs nepasitikit Dievu, nepasitikit, kad Jis padės jums pasiekti svajonių, tai jūs jų ir nepasieksit. Žinot, kartais žmogus turi subyrėti į likimas, Dievas, vadinkit kaip norit, sulaužo į milijoną gabalėlių, sutraiško lygi trupinėlių, kad vėl surinktų tą idealų pilną, patyrusi visus išbandymus, nepasimetusi ir toliau siekianti savo tikslų žmogų, neįsigandusi nesėkmių, praradimų. Svarbiausia nepalūžti, svarbiausia pasitikėti. Jeigu pasitikėsit savim, tai pasitikėsit ir Dievu. Ir jūsų svajonės išsipildys. Kam nesiseka, kur einat, ką darot, mėlyji, eikit į savo svajonę, eikit, pasitikėkit ir tada jums pasiseks. Nebijokit pakilti iš visiškų dugnų. Viską galit. Jeigu tikėsit aukščiausia jėga, jeigu tikėsit tą savo sielą, jinai jums padės visada pakilti ir pasiekti neįmanomų aukštumų. Tokie žmonės tik tai pasiekia, kurie neįsigąsta, nepalūžta, nenusigeria, nepradeda naudoti tuos narkotikus antidepresantus, o sukanda dantis, kaip sakant, ir eina pirmin. Ir tie tampa laimėtojai, kuriem pavydi po to visi, kur gana neblogai jiem gyvenimas sekėsi. Būkit tie laimėtojai, pasitikėkit aukščiausia jėga ir savim.